Kaip atrodo vidinio vaiko gydymo sesijos? Tai yra 18 žingsnių metodas, kurio pirmas žingsnis yra savo vaizduotėje susikurti tokią vietą, kurioje yra saugu. Vidinis rojus. Ir šitas rojus gali atrodyti bet kaip žmogui atrodo saugiausia ir geriausia. Tai gali būti šioje realybėje, tai gali būti kitose planetose, kitose pasauliuose, ant debesies, gėlės žiedė, vandens laše, po vandeniu, kur tik tais vaizduotė neša. Svarbu, kad šitoje vietoje būtų vandens šaltinis. Toliau, kai susikuriam rojų, mes pradedam šnekėtis apie kažkokią neraminančią situaciją, kažkas vyksta. Žmonės, kaip taisyklė, tikrai nesikreipia į specialistus šiaip savo. Jie kreipiasi dėl to, kad jiems yra dėl kažko neramu. Ir kai mes pradedam kalbėtis apie tai, kas yra neramu, aš prašau konkretizuoti, papasakoti konkrečiai. Ir labai dažnai tai sukelia kažkokias emocijas. Kažkokias emocijas, kurios pasireiškia kaip pojūčiai kūne. Pradeda spausti gerklę kažkam pradeda galvą spausti, kažkam jaučiasi kažkoks dygimas į nugarą, sunkumas pilve, sunkumas ant krūtinės, ant širdies. Kitiems jaučiasi tiesiog kaip sielvartas krūtinės srityje, kaip širdį plėštų. Ir dar visokiausių jausmų. Ir kitas žingsnis yra įsijausti į tą jausmą, į šitą pojūtį. Iš tikrųjų, jau dabar galite net tą padaryti, ar ne, jeigu turit kažkokią savo situaciją, dėl kurios neramu, dėl kurios kyla daug skausmo, daug kažkokių nemalonių, negatyvių emocijų, galite taip ir padaryti. Įsijausti į tą jausmą, į šitą pojūtį. Ir tiesiog vidiniu matymu užsimerkėt ir stebit. Jeigu tai būtų vaizdas, kaip jis atrodytų. Jeigu tai būtų spalva, kokios spalvos būtų. Jeigu tai būtų tekstūra, kokios tekstūros būtų. O galbūt tai garsas, o galbūt tai kvapas. Kas tai yra? Ir tuomet žiūrim, stebim. Ir duodam visą savo dėmesį šitai emocijai. Ir taip, žmonės, kurie nėra pripratę eiti į savo jausmų gelmę, gali priešintis, gali nenorėti, protas gali nešti. Ir kaip tai gali atrodyti, gali atsirasti toks pasipriešinimas, ne, aš nenoriu eiti, ten neverta eiti. Arba gali kilti kažkokios papildomos mintis, gali kilti kažkokios distrakcijos įvairiausios. Tai aš tokiais atvejais visada švelniai sugrąžinu, vėl stebėkim, kas vyksta pas tave kūne. Ir tuomet, kai jau pakankamai stebim, kai jau nebesipriešinam tam jausmui, kai jau pakankamai jį priėmėm, galbūt net jam pasakėm, kad aš tave priimu. Aš tave priimu. Tuomet galbūt galim šitą pojūtį kūne pavadinti kažkokią emociją. Galbūt tai yra vienišumas, galbūt pyktis, galbūt neteisybė, išdavystė ar dar kažkas tokio. Ir tokiais atvejais ir šitame žingsnyje reikia būti savo geram, savo atlaidžiam ir priimti, kad dėl to, kad aš gyvenau tokį gyvenimą ir patyriau tokias patirtis, kokias patyriau, yra visiškai normalu, kad aš šitaip jaučiuosi. Galbūt tai nėra iki galo objektyviai teisinga, galbūt tai nėra taip, kaip kiti tai priima, bet aš tai priimu, aš taip jaučiuosi. Ir tada, kai jau žinom, koks tai jausmas kūne, kokia tai emocija galėtų būti, o galbūt net nežinom, kokia emocija, tiesiog jaučiu, kad tai vyksta. Mes tuomet klausiam savo kūno, kuris yra realiai pasąmonė, tai mes savo pasąmonę, savo proto dalies, kuri yra pasąmoninga,
klausiam, o kada aš patį pirmą kartą gyvenime pajutau šitą jausmą? Kada buvo pats pirmas kartas? Ir neforsuodami, nieko nebandydami specialiai prisiminti, o tiesiog leisdami prisiminimui ateiti, mes stebim. Kas vyksta? Ką aš prisimenu? Ir šitoj vietoj protas gali irgi nešti kažkur tai į kitas mintis, bet tada irgi švelniai sugrįžtam į kūną, stebim ir dar kartą klausim, kada aš pirmą kartą pajutau šitą jausmą. Ir dažnai tai būna kažkas iš vaikystės, dažniausiai kažkas iki 13 metų. O dar geriau, jeigu tai prisimenam iki 8 metų. Ir vyksta kažkokie scenarijai, vyksta kažkas, kas sukėlė skausmą, kas sukėlė emocinį skausmą ir įvyko užstrigimas. Nes vaikai, jie nesupranta suaugusiųjų pasaulio taisyklių. Jie tik žino, ko jie nori ir žino, kad to negauna. Ir tokiu būdu ir vyksta ta trauma. Trauma gali būti labai nesudėtingi dalykai, tokie kaip 2 metų Viktutė norėjo, kad ją mama apkabintų. Tačiau mama negalėjo, nes mama tuo metu užsiėmusi. Kažką kitą darė. Ir įvyko trauma, nes tuo metu aš norėjau. Tai vat, ir arba mama piktai pažiūrėjo, ar dar kažkas tokio atsitiko. Kas yra iš suaugusio perspektyvos, atrodo kaip, tai tiesiog gyvenimas. Tačiau vaikui, kuris dar neturi susiformavusio logiško proto, tai gali būti kaip pasaulio pabaiga. Taigi, pasižiūrėkime empatiškai tą situaciją, kaip tai atrodo tam vaikui, tam vidiniam vaikui, kuris yra mumyse, ar ne, vidiniai mergaitė ir vidiniai berniukui. Ir pažiūrėkim, kas ten įvyko, kas nuskriaudė. Ir pasakykim tam vaikui. Taip, kaip tu jautiesi, yra visiškai normalu. Aš irgi taip jausčiaus tavo vietoj. Vien tas žingsnis, ir šitas žingsnis yra pats svarbiausias visoje šitoje sesijoje, vaikas pasijus priimtas. Ir kai vaikas pasijunta priimtas ir jau po truputį prisileidžia mus į savo erdvę, į savo pokalbį, mes galim tuomet toliau klausti, o ko tau dabar reikia, ko tu dabar nori, ir laukiam atsakymą. Nebandom patys atsakyti šitą klausimą, nebandom patys pripiršti kažkokios nuomonės, o klausiam savo vidinio vaiko, ko tau reikia. Ir kai tas vidinis vaikelis atsako, mes vaizduotėje galim patenkinti visus poreikius. Mes galim duoti šitam vaikui viską, ko jam reikia, ko jam ar jai reikia. Ir kai tai padarom, dar yra keli žingsniai, apie kuriuos neišsiplėsiu šiuo metu, galiausiai mes nukeliaujam su to vaiku į rojų. Ir ten mes ir būnam. Tai tas vaikas būna išgelbėtas iš to savo užstrigimo, iš to savo traumos gniaužto, spasto. Ir taip po truputį vyksta integracija tų mūsų dalių, kurios jautėsi užstrigusios traumose. Ir taip vyksta vidinis vienijimasis. Ir kai vyksta vidinis vienijimasis, mažėja vidinio konflikto, mažėja vidinio karo. Ir kai jo mažėja viduje, jo mažėja ir išorėje. Ir tai atsispindi labai gražiai, manifestacijos būna nuostabios. Mes pradedam sutikti žmonės, su kuriais santykiuose vyrauja harmonija, taika, meilė, priėmimas. Ir atkrenta tie žmonės, su kuriais to nėra. Taip pat jaučiamės geriau, pakiliau, entuziazmas, nekaltumas, naivumas, linksmumas, džiaugsmas, juokas, visa tai, kas yra vaikiška, sugrįžta į mūsų gyvenimą. Mes nebebūnam tokie rimti, mes būnam tokie linksmi, atviri, tikri, kaip vaikai. Ir tai yra labai labai gražu, tai yra labai gera.
Jeigu tu nori patirti kažką tokio, labai kviečiu į susitikimą, pasikalbėti ir galbūt aš galėsiu ir tau padėti ir eiti link savo laimės, link savo džiaugsmo. O aš tau linkiu ramybės.